Okei, žodžiu, sveiki visi, tai dabar pabėgtesinsiu šiandienos treidą ir kaip aš prablaunu visus savo funded accountus. Tai šiandien tokia sunki diena buvo, realiai sunkus visas mėnesis, bet kartais ir tokių būna. Žinau, kad bėgtesindamas visada, kai bėgtesinu, visada būdavo per metus koks 1 ar 2 mėnesiai, kur tiesiog atrodo niekas neveikia. Teikini vieną treidą, kad ir atrodo A plus setupas, bet tiesiog niekas nehitina. Tai jo, toks mėnesis man šis, bet žodžiu, parekepinant, ką šiandien teikinau ir kaip pralaimėjau ir kaip prablaunu visus tos funded accountus, tai einant į marketą mačiau, kad realiai mes esam labai extended, neturėjom link kokio hourly fair value gap'o kokio 8 arba 4 valandų, tai ieškojau tik tais intermediate arba tiesiog unfilled fair value gap'ų. Tai ką mačiau? Tai visų pirma mačiau, kad buvom va šitas intermediate 5 minučių ir buvo unfilled 15 minučių fair value gap'as. Tai marketas atsidarė, užfilinom visą tą opening gap'ą, kuris buvo sukurtas, kai marketas tik tai atsidarė naktį. Ir žodžiu, ėjom į tą 5 minučių intermediate, pareaktinau, aš čia kažkur entrinau, stoplossai kažkur ant PM tiksų ir 1/1 RR tiesiog. Ir žodžiu, po 4 minučių stopautino ir viskas. Tai ką galėjau padaryti geriau, tai visų pirma galėjau atsižvelgti labiau, kad mes užfilnom visą tą opening gap'ą ir jau šitas tiesiog veikia kaip rejection blokas. Tai toks gaunasi bad dalykas. Nu, realiai nėra daug liquidity, kurį targetint viršui. Nu, virš šito. Aišku, čia nėra labai didelė problema. Dar viena dalis, dėl ko aš teikinau šitą longą, tai mes labai stipriai pasvinginom link šito hourly high. Ir manau tikrai geras treidas. Šiaip, manau, teikinčiau tikrai kokius 7 kartus iš 10 tokį treidą. Jisai nėra blogas, bet galėjau labiau atsižvelgti tai, kad turėjom tą 15 minučių unfill dar. Ir jo. Ir dar tai, kad opening gap'ą visą užfilinom. Tai ypač tokiamis sąlygomis, kur tiek daug naujienų pasaulyje vyksta, tai reikia biškį tokiau žaisti. Ir žodžiu, kitas treidas, kuris pasimatė, bet jau nebegalėjau treidint. Jokių funded accountų neturėjau, bet žiūrėjau marketus. Tai buvo va šitas treidas, nuo va šito candle. Tai kodėl jisai geras? Tai žodžiu dėl to, nes ėjom į tą 15 minučių unfilled fair value gap'ą ir realiai daugiau niekur neturim link ko daugiau eiti. O to čia viskas, visi fair value gap'ai užfilinant einant viršų ant 5 minučių, nu irgi ne kažką. Na, aš galėtų, bet taip žiūrint, tai neatrodo, kad kažkur žemiau eisime. Tai čia ėjom į tą 15 minučių, gavom resweep'ą, kuris realiai pakonfirmino mūsų tą biasą. Ir tada nuo šito entry ir jo, kai invalidatinam ato šitą fair value gap'ą, realiai su gerai displacintu, tai nu kažkur, bet kur čia galėtum dėti tą stop lossą, bet dažniausiai svarbu, kad bent kažkiek duoti room tame vikė, kad galėtų movint. Ir jo, tiesiog targetint 1/1 RR, va čia break-evenas. Ir jo, nu per minutę būtų tavo tipinės. Ir jo, atva šitoj vietoj, dar dėl ko šitas geras treidas yra, dėl to, kad pradėjom biškį čiopinti ir kaip tas vienas modelis ICT yra, lyg tais AMD. Ir žodžiu, jisai veikia, kad chopas, o to čia chopas visas, tada manipulationas ir distributionas.
ir žodžiu tą distributioną pagauti nuo šito inverso su geru displacementu. Ir jo, ir tada distributionas visas. Tai jo. Tai galvoju padaryti pertrauką nuo visų funded accountų. Nu, steko nebepirksiu kol kas. Bent jau šį mėnesį galvoju, nebent pasimsiu kelis Apex accountus ir tiesiog jos patreidinsiu. Nieko daug. Ir jo, šiandien pirma diena, kai krentam, kai nekylam tiesiog visą dieną. Jo, bet tai nereiškia, kad tai reversal, gal tiesiog tokia slow diena. Nes dar turim tą, nu, viską turim realiai kur eiti, bet kad vienas down candle nereiškia, kad viskas reversal bus. Tai jo, trade capus darysiu toliau, nesustosiu. Kol kas tikrai neplanuoju sustoti, kol kas planuoju tik tai daugiau visko daryti. Daug planuoju visko daryti. Noriu daugiau momentumo ant YouTube gauti, nes kol kas ant mano YouTube vien tik tai losai. Realiai, nu buvo ten vienas winning tradas, bet kol kas ne kažką ant YouTube, tai biškai pertraukėlę padarysiu nuo didesnių accountų, savo psychology patobulinsiu. Ir kai turėsiu to momentų man trainimo vėl, kai streikas grįš vininimo, o tada nusipirksiu daugiau accountų ir tada įsivažiuosim. Tai, bet blogas mėnesis nereiškia, kad pabaiga. Būna tokių ir net geriausiam traderiam. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Tai šiandien tik tiek.